Laura. Tu daug šaunesnė už Laurą. Ji nesugeba būti laiminga, o tu sugebi. Franciskai, aš nemaža mergaitė, nesek man pasakų. Rimtai kalbu. Daug geriau būti ryžtingai išsišokėlė, nei mandagia, paklusnuolė, kaip tavo sesuo. Klausyk, manai, kad ji džiaugias būdama tokia? Nesidžiaugi. Žinai kodėl? Dienų dienom rūpinas, kaip išlikti pirma ir geriausia. Žinai, Franciskai, nesuprantu, ką čia kalbi. Laurai visada viskas sekės. Ne šiaip savo, su senelė gyventi išleido mane, o ne ją. Turėtum būti už tai dėkinga. Senelė išaugino tave laisvą ir išmokė kovoti už svajones. Gal ne viską išmokai, bet jau moki svarbiausius dalykus. Tavo sesuo apie tą negali nesvajoti. Sveikas, mano Elsitai. Labas. Kaip tu? Gerai miegojai? Aš puikiai mačiau, su Pablo kalbėjai. Taip, aptarėm repeticijų laiką ir panašiai. Labai noriu vėl dainuoti. Taip. Man vis skamba roko daina. Tikriausiai Dievo nulemta, kad būčiau tavo amžinai. Galima sužinoti, kas jums leido dainuoti mano dainą? Niekas, dainuojam, nes mums patinka. Graži, labai graži. Ta daina mano. Žinom? Tikrai nesidėjau, kad šitą susivėlusi galvelį gims toks lobis? Nesirūpink, mes paminėsim tavo vardą kas kart, kai ją dainuosim. Taip. Nurodysim autorių? Ne, nesivarginkit manęs minėti ir nesvajokit, kad dainuosit mano dainą, aišku. Rokai, suprask, tave per televizorių rodys, per televizorių. Mergaitė skandus tavo vardą, bus nuostabu. Rokai. Rokai, jėga. Nesupratot? Ne. Nesuprantat, kad man muzika reiškia visai ką kitą. Man muzika yra aistra, o aistra neparduodama. Mano dainų nieks nedainuos. Aišku? Prašilsiu, kol Franciskas supras, kad aš verta dėmesio. Lola, gana galvot apie Franciską, pamirš pagaliau. Gal ne šiaip sau taip atsitiko? Ką turi galvoj, sakydama ne šiaip sau, nesuprantu. Gal mums reiktų atkreipdėmėsi ir į savo bendramžius? Klausyk, seni, ūsus sušlapau. Ko jokies? Iš tavo snukio. Geriau eisiu į vienuolyną, nei susidėsiu su tais kvailiais, Bianka. Aš irgi. Einu sąsiuvinio pasiimti. Lola, galim šnektalt? Apie ką? Kaip tau puikiai sekas, ačiū ne? Ne, atėjau pasakyti, kad mūsų su Francisku nieks nesieja, supranti? Na, žinoma, tu tikrai nieko nedaryk, kad jis į tave žiūrėtų. Ir visiškai pamestų galvą, tikrai ne. Nusiramink, rimtai sakau, man Franciskas, eilinis vaikinas, supranti? Negi pyksimės dėl vaikino. Pyksimės, Laura. Būk gera, nusiramink, nešauk. Nenusiraminsiu, žinok, Franciskas nėra eilinis vaikinas. Man jis viskas. Todėl jis tau ir patinka. Nesuprantu, apie ką kalbi. Nesupranti, tu viską iš manęs atėmė, Laura. Pirma mama, paskui tėtį, geriausią kambarį. Visą gyvenimą atėmė, Laura. Tikrai ne, Lola. Taip, Laura, nemeluok melagė. Žinai, norėjau tave užmušti, bet supratau, kad neverta. Nes tu man ir taip mirus. Padedu sumontuotą įrašą. Ačiū. Labas rytas, mokiniai. Labas rytas. Labas rytas. Redija, nori šitą pranešti. Norėjau pasakyti, kad Elito gimnazija dalyvaus tarp mokyklinėse regbio varžybose. Kaip fizinio lavinimo koordinatorius tikiuosi, kad mūsų rinktinė nepadarys gėdos mokyklai. Prieštarauju, varžytis yra blogai. Patylėkit, Fuentesai Čagvė. Kol aš dirbu šitoje mokykloje, jūs nebūsite įtrauktas į jokios rinktinės gretas. Nesirūpinkit. Iš šio kurso buvo išrinkti šie mokiniai. Bustamante Pavlas, Eskurio Tomas, Urkola Diegas, Blankas Franciskas ir Manuelis Agirė. Jėga, įsisukau. Blasai, o aš? Jūsų nėra, Aguilarai. Kodėl? Dėl silpnos sveikatos. Redija, aš nebuvau užsirašęs. Vis tiek patekote į rinktinę, Agirė. Kodėl? Man nepatinka. Būkite dėkingesnis. Be to, jūs stipendininkas ir neturite teisės rinktis. Turi dėkingai priimti iš mokyklos viską, ką jie jums už ačiū suteikia. Atsiprašau, niekur neparašyta, kad stipendininkai turi žaisti visus žaidimus. Kai kurios taisyklės nerašytos, dėl etikos reikia taip elgtis. Šitoje mokykloje apie etiką geriau nekalbėti. Prašotės bausmės perito. Už ką? Kad jis sakė savo nuomonę? Geriau pagalvokite apie tai, ką aš pasakiau. Palieku treniruočių tvarkaraštį. Fizinio mokytojas mus treniruos? Ne. Reikia žmogaus, kuris išspaustų geriausią rezultatą. Kas treniruos? Aš. Naudokit jį vietoj kamulio. Tylos, pradėsim pamoką.
Negali tavęs vers daryti, ko nenori, Manueli. Pasikalbėsiu su tėveliu. Nedrįsk. Kodėl taip su manim kalbi? Dokumentai buvo čia. Labas rytas, Sonia. Tikriausiai ieškai kurio nors Marisos mokytojo? Ne, atėjau ne kaip mama, o kaip kolegė. Ar girdėjai, kad ketvirtokiems vedu modelių būrelį? O ko ten mokotės? Moteriškumo, kulinarijos ir panašiai. Gerai, dabar labai madinga. Man patinka. Kaip bendradarbė norėjau tavęs paklausti. Klaus, ko tik nori. Kodėl ten, kur dabar kuities, laikei mano ir mano dukters nuotrauką? Galiu paaiškinti, Sonija. Tik man gėda. Tikrai gėda. Aš didelis tavo kirpėjas. Tikrai. Puiku. Žinai, ne tik aš, mano mama. Mano mama Sonija irgi labai tavim žavisi. Ir mano senelė. O jai 93. Jai labai patinki. Aišku. O kaip ta nuotrauka? Kam ta nuotrauka? Nuotrauka? Taip, nuotrauka. Galiu paaiškinti, Sonija. Norėjau, kad pasirašytum. Savo mamą padovanosiu, todėl ir turėjau nuotrauką. Pasirašyk. Gerai, mielai, turi rašiklį? Turiu, štai. Koks jos vardas? Estera. Eštera. Estera su S. Nors nesvarbu, bet šiaip su S. Parašyk, kad tai bučiuoji. Aš visada jai paprašau fotografą. Štai taip. Kaip gražu. Labai ačiū. Gal dabar tu paaiškinsi, kodėl žiūrinėjai mano daiktus? Ne, nežiūrinėjau. Nežiūrinėjai? Ne, ieškojau, kur galėčiau pasidėti savo daiktus ir netyčia, aš tokia nerangi. Man viskas nukrito, tavo daiktai susimaišė su mano, tada ir pamačiau. Štai taip. Aišku. Atsiprašau, labas rytas. Labas rytas, pona Dunofai. Dunofai, džiugu jūs matyt. Man irgi džiugu jūs matyti, poneriai. Mergaitės nepalieka manęs ramybė dėl būrelių. Tiesa, ko jūs mokote tame būrelyje? Moteriškumo, kulinarijos ir panašiai. Būtent. Juk šių laikų moteriams pirmiausia reikia išmokti gerų manierų, pavyzdžiui. Suprantu, puikiai suprantu, gerų manierų. Žinoma, mokinių taryba taip sugalvojo. Tikrai? Tikiuosi, nesumenkinsit jų iniciatyvos. Ne, jokių būdų. Aš įsitikinęs, kad tokių būrelių labai reikia. Ypač dabar, kai jaunimas sutrikęs neturi tikslo. Geros manieros yra būtinos civilizuotoj visuomeniai. O prisimenu, kaip mokiaus licėjui. Buenos modales son absolutamente necesarios en una sociedad civilizada. Yo recuerdo mi época de cadete en el liceo. Vika, man reikia pagalbos. Kas tau? Skambinu tėveliui, bet nieks neatsiliepia, nežinau. Nesirūpink, tikriausiai išėjo į darbą. Ne, Roksana būna namie su Valentinu. Tikriausiai išsivedė vaikus į parką, nežinau, gal norėjo nueiti į parką, o gal susirgo, sukarščiavo ir išvažiavo pas daktarą. Gali būti. Aišku. Ko norėjai? Turiu mažytį prašymą. Paprašyk Roko, kad leistų mūsų grupėje dainuoti jo dainą. Kodėl aš, Mija? Nes tu patinki Rokui, supranti? Tu jam patinki. Jis tau tą dainą davė, ne man. Jei man būtų davęs, pat ir paprašyčiau. Gal